Čia yra vienas iš video playlisto, kaip mes statome Flyfish Volador droną. Playlistas yra video aprašyme. Kas norite su manim pastatyti droną, žiūrėkite šitą playlistą. Šitas kanalas yra visai nemokamas, bet aš sukūriau Patreoną ir jeigu norite mus paremti, galėsime daugiau video daryti, daugiau dalių pirkti ir daugiau dronų statyti. Galite mus Patreonę parinkti ir linkas turėtų būti video aprašyme. Dar vieną dalyką norėjau paminėti, kad yra tokia dronų mokykla Lietuvoje, dabar vadinasi dts.lt jų websaitas. Aš tarp jų esu organizatoriais tų kursų, jų pagalba pats Ukrainai su kariais treniravausi ir keli žmonės kaip tik dirba su ta mokykla dabar. Ir jeigu jūs pasinaudosite kodu DTS5 ir aš jį video aprašymą įdėsiu, į jų website, jeigu užsirašysite kursus, gausite 5% nuolaidą. Ir tuo pačiu mokykla, tie kursai rems mane. Tai tokia apipusė nauda. Jeigu yra klausimų ar patikslinimų, rašykite komentarus. Sveiki, aš Grifas FPV ir šiandieną mes pašnekėsime apie elektroninius greičio reguliatorius. Čia yra AM32. Mes naudojame PDB BLS. Ir aš parodysiu, kaip jie jungiasi su mūsų flight controlleriais. Čia aš kelius pavyzdžius parodžiau, ten gali būti skirtumų tam tikrų. Ir tuo pačiu mes praflešinsim naują programinę įrangą. Originaliai šitas PDB 60 amperų ESC atėjo su BLS programinė įranga, bet mes ją pakeisime į BlueJay. BlueJay yra open source, taip sakant, nemokama, viešai galima ją gauti programinę įrangą šitiems ESC. Ir geras dalykas apie tai yra, kad jisai leidžia tada naudotis to bidirectional D-shot. Kai vadinasi, tai reiškia, kad iš principo varikliai gali duoti atgalinę informaciją flight controlleriui ir tada Betaflightas gali daryti RPM filtravimą. Kas iš principo dėl to varikliai geriau veikia ir jūsų dronas geriau skraido. Tai aš prijungsim viską prie kompiuterio, aš biškai papasakosiu, kaip jungiasi tie ESC prie flight controllerių, ten jungtis jų ir taip toliau, ir tada mes jį praflešinsim ir kaip ir viskas. Gerai, pradėsiu. Tai žiūrėkit, pirmą atkreipkite dėmesį, mūsų dronas, mes patikrinom mūsų elektros grandinę praeitą kartą. Čia mūsų flight controlleris dabar jau prijungtas prie EFC, mums jo reikės flešinimui, bet pažiūrėkit šitą vaizdą ir mes prieisime prie kompiuterio. Kompiuterį jūs praktiškai matot tą patį vaizdą, gal tik išskyrus kondensatorių, nes pas mus kondensatorius ten pro apačią nuvestas į priekį. Jeigu čia jūs matote, tai toks skirtumas. Bet iš principo čia yra pagrindinės 3,5, kodėl su pusė aš paaiškinsiu, tipo jungtis. Pirmas jungtis tai yra su motorais. Kaip matote, šitie kontaktai čia. Po 3, čia kadangi trifaziai varikliai. Čia yra kaip ir pirmas jungtis, kurias mes prilitavom. Paskui baterijų laidai, kurie yra prilituoti čionai. Ir pusė, nes tai praktiškai tie patys kontaktai, tai yra mūsų kondensatorius. Kondensatorius pas mus tenai iš apačios prilituotas. Ir paskutinė trečia jungtis yra būtent šita laidai. Kadangi šitas mūsų flight controlleris atėjo kartu su šitų ESC, čia kaip komplektas, tai ir šitas laidas buvo tame komplekte, tai visos šitos jungtis yra pergyventi nereikia, dažniausiai viskas būna teisingai, bet čia aš jums parodysiu būtent, ką tos jungtis reiškia. Iš ESC eina 8 laidai. Pirmas tai yra čia telemetrija. Šitam ESC ir iš principo iš viso naujuose ESC ir flight controlleriuose telemetrija praktiškai daugiau nenaudojama. Jinai kartais netgi būna čia užrašyta tele, kaip čia tel, arba koks nors RX, vienas iš UART-ų. Ir aš parodysiu pavyzdį truputį vėliau. Ir šitas laidas yra labai, jis praktiškai nereikalingas, ten yra tam tikros išimtis labai specifiniais atvejais. Kai jūs naudojate, sakysim, jeigu jūsų ESC gali imti 8S baterijų įtampą, o jūsų flight controlleris gali tik tai imti 6S.
baterijų įtampą. Toliau sekantis laidas yra current, tai yra srovės stiprumo indikatorius, tai čia yra tiesiog analoginis signalas, eina iš ESC į flight controllerį, kuris rodo srovės stiprumą, amperus. Nes tai yra pakankamai svarbu, ypatingai kai tolimais skrydžiais užsiminėjate, ta prasme, kiek pas jūs benzino liko. Ta prasme, kiek amper valandų išnaudoja, tai gali jūsų flight controlleris apskaičiuoti ir taip toliau. Paskui sekantis 4 laidai, tai yra būtent motorų signalų laidai. Čia kadangi yra 4 ESC vienoje plokštėje, tai čia kiekvieno atskiro motoro, čia yra motoras 4 S4, motoras 3 S3, motoras 2 S2 ir motoras S1. Šitie laidai čia eina pirmyn atgal signalai ir kaip tie motorai yra reguliuojami. ESC iš principo galima sakyti tokia kaip ir greičių dėžė, nes jūsų flight controlleris gauna signalą iš jūsų pulto, iš jūsų gimblų, ką daryti motorui, kaip skristi, jie šitais laidais būtent perdada signalus į ESC ir tada ESC duoda atitinkamą elektros srovę varikliam, kaip jiem greit suktis, ar suktis apskritai ir taip toliau. Ir paskui prieisime jau dabar šiais laikais, kai yra tasai bidirectional D-shot, turint atitinkamą programinę įrangą, taip pat signalai grįžta atgal į flight controllerį ir tada flight controlleris gali ten reguliuoti RPM apsisukimų filtravimą. Bet tam reikalingas tas bidirectional D-shot. Ir mūsų flight controlleris atėjo su originalia programinė įranga, kuri vadinasi BLS, ir jinai, ta prasme, neturi to bidirectional D-shot. Dėl to mes jį praflešinsim ir pakeisime programinę įrangą į BlueJay. Ir BlueJay, jinai turi tą bidirectional D-shot. Ir tokiu būdu signalai grįžta tais pačiais laidais į flight controllerį ir tada jau Betaflightas gali tenai filtruoti tos RPM-us ir jūsų varikliai tiesiog geriau veikia ir dronas geriau skrenda. Toliau sekantis kontaktas yra grynai baterijos voltažas, visa elektra kaip gauna jūsų flight controlleris, nes čia baterijos laidai prisijungia ir per šitą laidą jūsų flight controlleris gauna visą elektrą. Ir čia yra minusas tiesiog žemė. Galit pasižiūrėti čionai. Kaip matote, čia yra T raidė, tai telemetrija, kuris praktiškai neveikia šitam ESC, paskui C, tai yra current, tai yra srovės stiprumo analoginis signalas, ir paskui variklių laidai 4, 3, 2, 1, ir paskui pliusas baterijos įtampa, elektros srovė, ir čia minusas. Tai lygiai tais laidais viskas ateina iš ESC į flight controllerį, ir atgal ten tie signalai keičiasi. Čia, jeigu matote, yra užrašyta, jeigu neaišku, galite vis laik pasitikrinti, bet kai šitos jungtis, šitie keriai ateina, ta prasme, komplektą, kai yra tos pačios firmos viskas, tai ten nereikia galvos sukti. Kitais atvejais gali būti, kad pavyzdžiui, sakysim, čia yra kitas flight controlleris, jisai yra firmos DIS ir jisai gali priimti iki 8S įtampą ir čia flight controlleris su juo kartu ateina F722. Vėlgi, kadangi šitie laidai čia vienas tas pats komplektas, matote, viskas kaip ir atitinka. Čia VBAT, tai yra baterijos įtampa, matot, raudonas laidas, jisai čia prasideda ir vis ateina į raudoną kontaktą. Čia turiu ground minusas, sekantis yra, paskui current, tai yra srovės stiprumo laidas, jisai yra žalias. Ir paskui, matot, čia ten ant SpeeDB buvo telemetrija, o čia yra RX6. Tai čia iš principo yra tas pats. Jisai užima šitą 6 UART ir rodo telemetriją iš ESC flight controlleriui. Bet vėlgi, šiais laikais jisai praktiškai niekam nenaudojamas, tai dažnai net galima, tu prasme, jeigu jums reikėtų naują jungti pačiam padaryti, jūs tą laidą galite netgi nejungti. Ir paskui tiesiog sekantis 4 variklių šitie balti laidai ateina čionai. Šitas flight controlleris net gali priimti signalus iš 2 ESC, jeigu jūs, pavyzdžiui, ten statote 8 variklių oktokopterį, taip sakant, bet, čia šį kartą
tiesiog dėl to mes į tuos dalykus nesigilinsim. Kitas dalykas, aš jums parodysiu, sakysim, aš turiu kitą flight controllerį, čia yra firmas, kuri vadinasi, negaliu aš ištarti, JHMCU, bla bla bla, ir aš noriu jį prijungti prie šito ESC, nes šitas flight controlleris gali priimti 8S įtampą, ir šitas ESC yra neblogas. Tai man reikėjo, kadangi iš skirtingų firmų, man reikėjo šitą jungti pačiam padaryti. Aš kaip rodžiau, čia yra tokie komplektai su laidais. Čia galima pačiam tos jungtis padaryti. Laidus galima trumpesnius naudoti. Dažnai aš dėl to neišmetu įvairių atliekų, kur galima visokias jungtis su trumpesniais laidais daryti. Tai man teko šitą jungtį pačiam padaryti. Ir kaip matote, irgi čia yra RX6, tai yra tas telemetrijos, pirmi 4 variklių signalai, paskui telemetrijos, paskui yra tas current, tai yra srovės stiprumo indikatoriaus, sensoriaus laidas ir paskui minusas pliusas. Dalykas tas, kad čianai, jeigu žiūrėsime, čia yra tvarkas kitokia negu šito ESC. Jeigu mes su juos sudėsime, matot, čia yra VCC, tai yra, čia yra baterijos įtampa, tai čia tas pats, kas VBAT yra VCC. Tai raudonas mums kaip ir atitinka, toj pačioje vietoje jis yra, paskui ground minusas ir čia ground irgi toj pačioje vietoje, bet paskui matot, yra RX4, yra 3 iš dešinės, o čia jis yra 4. Tai man teko šitą kadangi iš to RX tos telemetrijos man laido nereikia, tai aš jo net nedėjau, bet, pavyzdžiui, current, kur yra srovės stiprumo laidas, šitas 4 iš dešinės čia geltonas, čia jisai yra, matot, current 3, tai aš čia jį perstumiau į 3 skilutę. Ir paskui 4, čia matot, S4, S3, S1, S2, ir čia lygiai taip pat S4, S3, S2, S1 ir liko tose pačiose vietose, bet čia reikėjo man jungti pakeisti ir tada tokiu atveju aš galiu paimti, kadangi dedasi tik iš vienos pusės, čia nesumaišysit, o taip aš juos galiu sujungti ir tada pas mane viskas normaliai susijungia. Tai tokius dalykus ateityje, jeigu statote su 2 skirtingų kompanijų, flight controllerių ir ESC, atkreipti dėmesį, jūs galite patys tas jungtis padaryti. Kitas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, tokių jungčių nėra arba neturite tokio laido, jūs lygiai taip pat galite visą tai priorituoti. Čia yra kontaktai iš abiejų pusių šitam flight controlleryje, tarp kitko. Bet tiesiog plituokite S1, S2, S3, S4 prie kontaktų, kurie čia sužymėti yra. Irgi S1 tas, S2 yra šitas, S3 yra tas ir S4 šitas. Ir paskui tik krepinę sumaišykite, kur yra CR, tai yra current, TX, tai čia jisai tada turėtų lituotis prie RX4. Bet sakau, telemetrijos jo tikrai nereikia, tiesiog galvos savo nesukite, jo iš principo nereikia. Ir tada tik VCC, kur yra V pliusas ir G prie ground. Tai galite paprasčiausiais laidais sulituoti. Ir tada galite tiesiog naudoti vietoj to, tiesiog taip sudėti, sulitavę laidus, šitus prie šitų kontaktų ir viskas bus tvarkoje. Grįžtam prie kompiuterio. Sakau, čia šitas jungtis yra svarbios, pažiūrėkite, kad būtų nesumaišyta, bet vėlgi su tais standartiniais laidais, kurie ateina komplekte, ten jokių problemų dažnai nebūna. Ir paskui dar galima pasižiūrėti į specifikacijas, tai mes surasim. Iš ko čia sudaryti, šitas yra ESC, čia yra motorų kontaktai, kaip matote, 4, čia yra baterijų kontaktai, jie pas mus yra čionai, ir yra skilutės, mes tų skilučių šį kartą čia nenaudojame, bet galime skilutės tos kondensatorius čionai įkišti,
O čia net ir parodyta, kad capacitor pinhole. Šitam flight controlleryje tos skylutės buvo va čia va iš šono, jeigu matote gerai. Jis irgi taip užlituotas, aš jas naudojau kažkada anksčiau. Dabar tiesiog tas kondensatorius prilituotas čia va tiesiai prie kojyčių, bet kartais būna atskiros skylutės, kad tiesiog gražiai įkišti tos laidelius. Bet, toliau čia va yra tiesiog apačia va šito kondensatoriaus. Nors netgi ne, čia matyt, ar viršus gal daug visokių čia mikroschemos, čia offsetai, ta prasme, dėl to savo galvos nesukite. Kitas dalykas, va čia yra TVS diodas, tai va kartais, kai kurie tie FC neturi tų diodų, va galime paimti. Čia yra TVS diodas, kuris išlyginas, ta prasme, įtampą šiek tiek. Srovė ir įtampa, aš tiksliai nežinau, bet kas kartais padeda, bet jis nėra toks svarbus kaip kondensatoriai. Tiesiog kondensatorius yra visą laiką, pats svarbiausias dalykas ir vėlgi, 5 ir didesnių inčių dronams yra, geriausias rodiklis yra 1000 mikrofaradėjų ir 35 voltai, sakysim, čia yra 6S dronas, tai čia yra maksimum voltas iš baterijos, 6S baterijom 25,2 voltą, tai gerai turėti, kad jūsų būtų voltažas iki 35, apie 35 voltus, tai čia kaip tik yra. Čia tik tai 470 mikrofaradėjų, bet tai nėra taip svarbu. Svarbiausia, kad voltažas būtų nemažesnis negu 35 voltai. Sekantis dalykas, ką mes padarysime, mes proflešinsim, kad turėti tą bidirectional D-shot, mes proflešinsim mūsų ESC ir kad jį flešinti, ta prasme, čia nėra kontaktų ESC, kad prie kompiuterio prijungti, mes turime naudoti flight controllerį, jis yra prijungtas pilnai, mes jau tikriname, kad ten pas mus jokių trumpų sujungimų nėra, mums reikia tiesiog prijungti prie kompiuterio, o kaip matote įsijungia, ir mums reikės prijungti bateriją, kad ESC įsijungtų, nes USB pačią ESC jisai, elektros jam neduoda. Mes įjungiam. Ir dabar, čia, jeigu kas turite, website atsidarę šito SpeeDB viso komplekto, taip pat yra, tam aprašyme, čia parašyta, kad galima pakeisti į tą BLS programinę įrangą į BlueJay. Ir reikia nueiti šitą linką. Jisai užrašytas yra. Tiesiog įveskite į Google esc-configurator.com. Paspaudę jį, jums atsidarys šitas puslapis. Čia yra, naršyklinis konfiguratorius, čia kaip Betaflight, bet jisai yra internete. Tai atsidarote jį, ten svarbu, kad pas jūs tie driveriai visi būtų, kuriuos mes prieš tai jau nusidownloadinom, ir spaudžiate Connect. Jisai neatsidaro, pas mane dėl to, kad yra Betaflight konfiguratorius atidarytas, mums reikia konfiguratorių uždaryti. Svarbiausia, kad Betaflight konfiguratorius būtų uždarytas, mes perkrausime šitą naršyklę. Čia dar galima pasižiūrėti, Open Port Selection, ir jums atsiras čia Betaflight STM, paspauskite jį, Connect, ir dabar spaudžiam čia Connect. Ir mes prisijungėme, ir dabar reikia įti čia, Read Settings. Atsidarysim šitas puslapis. Ir reikia įti pačion Flash All ESCs. Ir kadangi sako All, kadangi pas mus yra 4, tam, vienoj plokštėje. Spaudžiam Flash All. Ir dabar žiūrėkit čia, matot BL Heli S, čia yra dabar šita programinė įranga, mes ją pakeisime į BlueJay. Spaudžiam jį. Šitą būtinai palikite, nepakeiskite, nes čia jūsų yra kaip ir kodas jūsų flight šito ESC.
Nes jeigu jūs pakeisite kažkokį kitą, ten įdėsite iš šitų, tai net netidarinėkit, kad ten netyčia nepaspaustumėt, jums tiesiog blogą versiją įvarys. Ir čia versiją mes pasirinksime pačią naujausią, 0.21. Va. Ir jums dabar atlieps pasirinkti, čia yra, kaip nauja opcija, tokia yra Select PVN Frequency. Tai čia aš žiūrėjau per Bardwellą, ta prasme, jeigu jūs flashinate labai mažiuko, tie, kaip mano beta FPV, ten tie 65 mm ar 75 mm, tie tokie mažiukai dronai, tai galite pasirinkti 96. Ten kokių 3 inčių dronams Cam 8 gerai, bet nuo 5 colių ir didesniem dronam pasirinkite 24 Hz, man atrodo, čia yra PVM frequency. Ir viskas, ir spaudžiate Flash All. Spaudžiam. Ir jie po biškį flashinasi, dabar viens po vieną. Viskas prasiflashino ir dabar čia galim greitai prasėti. Čia žiūrėkit, viską galite praktiškai palikti kaip yra. Čia tie default settings, aš nemanau, kad čia reikia kažką tai daryti. Aš žiūrėjau Bardwellą videos, ten per daug nieko nedarė čia. Pas mus yra didesnis 2S+, pas mus didesnis, Ir čia praktiškai, kas čia tokia, čia mums nieko nereikia daryti. Ir praktiškai palikite viską kaip yra. Dabar dar aš jums parodysiu vieną dalyką. Read settings. Vėl. Galime. Ir dar žiūrėkit, čia vienas toks įdomus dalykas yra Open Melody Editor. Čia tarp kitko galima muziką pasirinkti. Kai dronas įsijungia, kai ten pirmitė, tarara, garsai būna. Ten motorai iš principo vibruoja, jie kaip kolonėlės veikia, membranos ir garsą leidžia. Tai galite pasirinkti, kokią norit muziką. Čia galite savo failą kokį įsidėti, bet čia, sakysim, yra įvairių. Čia pamatysite, yra AC/DC, Back in Black, AC/DC TNT. Aš, sakysim, pasirinksiu AC/DC TNT. Galit pasirinkti ir čia jūsų įrašys tas melodijas į jūsų, ESC ir kiekvieną kartą jungsite ir gros. Tai galite paklausyti, kaip tai, koks garsas čia yra. Tai čia yra TNT, AC/DC muzika. Tai aš ją gal ir paliksiu tarp kitko. Accept. Ir mes įrašysimės. Atrodo įrašė. Galime išjungti. Galime disconnect. Kaip matote, groja muzika ir taip toliau. Mes atsijungiame. Ir galime išjungti. Ir dabar pabandysime, be kompiuterio jungia, pažiūrėsime, mums ta muzika groja. Ir tie paskutiniai 2 tai čia reiškia, kad flight controlleris bendrauja su ESC, kad viskas veikia ir pas mus viskas tvarkoj. Tam kartui tiek, pas mus ESC pilnai praflashintas, mes turime BlueJ, mes galėsime įjungti bidirectional D-Shot. Sekančiam video mes padarysime mūsų flight controllerio backupą. Visą laiką, ar jūs jau naudotą turite, ar seną, prieš tai, kaip mes bet kokį programavimą pradedam, reikės padaryti backupą ir tada mes jį praflashinsim į naują programinį įrangą. Žiūrint, kokie tenai dabar yra, mes patikrinsime prisijungę prie Betaflighto, bet su ESC pas mus viskas yra kaip ir baigta. Iš principo mes dar praflashinę mūsų flight controllerį, mes tada iš karto nueisime į motorų tabą Betaflight'e ir sukonfigūruosime variklis, kad jie pas mus teisingom pusėm sukasi, kad mūsų flight controlleris žino, kuris variklis yra kuris, ir tada galėsime jau galutinai prisukti variklius, galėsite galų galėtą izoliaciją ar priklijuoti pilnai šitus laidus,
prisukt pilnai variklius ir tada užsiimsime pilnu flight controllinio programavimu, įstatysime mūsų radio imtuvą, video siųstuvą, kamerą ir taip toliau. Tai iki sekančių video. Čia greitas toks papildymas žmonėms, sakysim, kurie nusipirkę arba jau planuojate pirkti ESC arba flight controllerius ir ten nesimato užrašai ant pačio to kontrolerio, ESC, kokie ten kontaktai ir taip toliau. Visą laiką galite jo surasti internete. Įveskite tikslų pavadinimą, koks pas jūs flight controlleris ir ESC yra ir tiesiog įrašykite į Google wiring diagram. Ir aš įdėsiu porą pavyzdžių, kad jūs tos flight controllerius, aš kelis turėjau, aš įdėsiu porą linkų, kaip tai turėtų atrodyti. Jeigu jūs negalite rasti, pavyzdžiui, tokių diagramų, tai aš siūlyčiau net nepirkti tų flight controllerių ir ESC, jeigu nėra tų wiring diagrams, tipo jungimo diagramų. Tai toks patarimas.